2 minutės, kai jūs pradėsit kalbėti, pradės būti skaičiuojamas laikas, jums pristatyti, ko siekiate kandidatuodamas į Širvintų rajono merus. Prašau. Visos mano pažiūros susiformavo žiūrint ir klausant, pavyzdžiui, Laisvąją Europą, Laisvosios Europos radiją, Vokietijos ir taip toliau. Ir viską, ką aš sakiau, vadovėjus, tai yra, kaip vystosi demokratija kitose šalyse, kaip veikia kitų valstybių sąranga, kokia struktūra yra, kaip priimami sprendimai, visą problematiką, tarptautinį kontekstą. Ir tai, kas vyksta Širvintose, man yra visiškai nesuderinus su tuo, ką aš mačiau, supratau, kuo aš domėjausi. Ir mano tikslas yra pakeisti vienmanlystę. Šiek tiek arčiau mikrofoną man pranešė, kad transliacijos garsas koks išės. Skaidrinti sprendimų priėmimą, įtraukti visuomenę į tikrąjį svarstymą, ne parodinį, kai iš vakaro, pavyzdžiui, paskelbiamas nors klausimas, o rytoj yra jo svarstymas. Ką aš mačiau per šitą kadenciją, tai yra man nesuvokiama ir aš einu šitą visą tą paneigti ir išnaikinti. Kas vyko? Supratimo aš turiu, 4 metai šeidai man davė įsivaizdavimą, aš puikiai įsivaizduoju, kaip vyksta politiniai debatai, sakiau 15 metų Švedijos parlamento rinkimus. Ir tai aš bandysiu įgytą patirtį, paskleis čia, teikti ir įgyvendinti. Čia jūs sustojat. Gerai, aš dar, žinot, moderatorius turi teisę vieną kitą tada ir klausimas sunkesnė ir lengvesnė. Jūs sakėt, kad tai, kas vyksta, yra nesuvokiama. Kas vyksta 2 sakiniais? Tai yra dabartinės sistemos kūrimas. Pagrindinė problema čia, jūs manot, Širvintose. Mano pagrindinis tikslas yra išnaikinti. Jeigu jūs tapsit meru, kokia savybė jums atrodo pati stipriausia jūsų, kuri atsiskleistų kaip gero sprendimo priėmėjo? Vienu žodžiu, kokia savybė? Nebijau sunkių sprendimų, nebijau ieškoti ir teikti, sakykime, reikia žmonėms duoti laiko susipažinti su problematika, tarkim, pateikti 3-4 sprendimus, galimybės, kaip yra kitose šalyse priimami, kaip panašiai, kaip problemos sprendžiamos kitose šalyse. Dabar aš prašiau vienu žodžiu, 2 žodžiais galima tą savybę pasakyti, ko jums labiausiai trūksta, kaip būsimam merui, kokios savybės? Atsargumo. Atsargumo. Taip. Gerai, ačiū už jūsų prisistatymą. Živilė Pinskuvienė, prašau. Labadiena, mėly širvintiškiai. Iš tikrųjų, džiaugiuosi būdama čia, turėdama galimybę pristatyti savo komandą. Na ir prieš 4 metus mes ėjom kaip komanda, stipri komanda su pažadais. Šitos pažadus mums beveik visus pavyko įgyvendinti. Iš Širvintų rajoną per 4 metus pritraukta 25 milijonai eurų. Tai muša turbūt visus rekordus. Ir šiandien mes, mūsų komanda, visuomeninis rinkimų komitetas, turėdamas pačią stipriausią, pačią darbščiausią žmonių komandą, yra visų sričių specialistai, esame pasiruošę tęsti darbus, pabaigti esamus ir begalę sukūrę naujų projektų, kurios net neabejoju įgyvendinsim 100%. Palikot laiko man, gerai. Dėl vienpartinės sistemos įsiviešpatavimo, ką kolegai atsakytumėt, jūs sutinkat, kad gale koncentruojasi nelabai vienos supratau, ką kolega turėjo mintyje. Nėra jokios vienpartinės sistemos. Pas mus Širvintų rajono taryboje yra kiek ten 5-6 partijų atstovai rajono taryboje ir aš nematau čia jokios diskriminacijos. Taip, aš norėčiau dar jūsų paklausti, per praėjusius savivaldos rinkimus čia buvo per visą Lietuvą nuvilnijęs balsų pirkimo skandalas. Teisminiai procesai pasibaigė, yra žmonių net nuteistų, bet gerai, negrįžkim gal į teisminius, jūsų politinis vertinimas žmonių. Galbūt grįžkim, jeigu užvedėt šitą temą, tai galbūt grįžkim. Aš pabaigsiu klausimą, gerai, ponia Verė? Mano klausimas toks, jūsų politinis vertinimas žmonių, kurie
perka balsus, ir tų, kurie parduoda savo balsą. Koks? Tai tikriausiai, gerbiamas Aurimai, jūs puikiai žinote, jeigu gerai tą Google esate pasiskaitęs, kad Živilė Pinskuvienė nei vienoje istorijoje, nei Seimo rinkimuose, nei savivaldos rinkimuose, nei vieno karto nebuvo nei tariamoji, nei apklausiamoji, nei teisiamoji. Ir čia šitie išpūsti burbulai, skandalai, aš manau, tai yra stiprių politikų, didelis indėlis, kad Širvintų rajone savivaldos rinkimai, mero būtent rinkimai būtų panaikinti, nes iš tikrųjų galutiniuose sprendimuose pažeidimų kaip ir nebuvo. Bet mano klausimas, aš priminčiau, vertinate, kaip tuos žmonės, kurie parduoda savo balsą? Vertinu labai blogai. Blogai. Gerai. Ačiū už jūsų trumpą poziciją ir prisistatymą. Vidmantas Bateika, pasaulytas jūsų. Labadiena, gerbiami Širvintų rajono gyventojai. Esu Vidmantas Bateika, kandidatas į Širvintų rajono merus ir į tarybos narius. Sveikata, švietimas, kultūra. Tai mano prioritetai, kuriais vadovaujuosi dirbdamas taryboje, bendruomenėje, gyvenime. Nesakysiu skambių frazių, nedarysiu didelių pažadų, bet tai, ką pasakysiu, tai yra įmanoma ir realu, tik reikia gerų norų ir pastangų. Kaimo teritorijose nykstanti kultūra, biblioteka ir švietimo paslaugos. Nesakau, kad pritrauksiu vaikų į mūsų kaimą, kurių mažėja. Tai ne mano galioje, bet didžiuosiuose kaimuose įkursiu multifunkcinius centrus, kurioje galės dirbti saviveiklininkai, bendruomenės, socialinis padalinys, biblioteka ir kultūra, vieningai viename pastate, kuris bus išlaikomas savivaldybės. Sveikatos paslaugų gerinimas. Ne veltui aš jį paminėjau. Šiandieną mes puikiai turbūt matome, kaip pirminės sveikatos priežiūros funkcijos mūsų rajone mažėja, konkurencija didėja, o mūsų prerogatyva yra savivaldybės šitą mūsų pirminės sveikatos centrą paslaugas gerinti. Ligoninė, apie kurią labai dažnai skambėjo mūsų žiniasklaidoje. Politikai, kurie mėtėsi, tai bandė sujungti, tai bandė uždaryti, tai dar visokių interpretacijų buvo. Deja, veiksmų šiandieną nematome absoliučiai jokių, apart tai, kad buvo renkami parašai. Aš galvoju, kad socialinėms reikmėms skiriamas nepasiturintiems asmenims gavome už praeitus metus, gavome 1 100 000 su virš 1000 eurų. Jums kolega yra raudona kortelė, jums ką tik parodyta. Viena akim užmeskite šitą pusę, kai įsikalbat akį. Mano klausimas, jūs esat įmonės vadovas, jeigu aš neklysiu, statybų įmonės vadovas. Nedidelės, taip. Nedidelės. Ką mums pavyko rasti prieš šiuos debatus, kad jūs taip sakot, patvirtinot, kad vadovaujat įmoniai ir 18 metų gruodžio mėnesį jūsų įmonės darbuotojų vidurkis atlyginimo buvo 346 eurai 76 centai. Kolegos, mano klausimas, gal tegul skamba taip, kaip jums pavyksta rasti tokios pigios darbo jėgos šešėlį? Aš manau, kad pasijuokti galite kiekvienas. Jeigu jūs pabandytume nors vienas pradėti kurti verslą, kai žmogus pasitraukė iš darbo rinkos, kai Lietuvoje buvo krizė ir nuėjęs į darbo biržą, negavo darbo, jis kūrė įmonę, kurią bandė uždirbti savo, kitiems ir rajonų gyventojams per mokestinę sistemą. Taip, šiandieną nėra lengva ir tada nebuvo lengva surasti žmonių. Taip, įmonė mano nėra ta, kuri turėtų pagrindinę sferą užimti kvalifikuotų specialistų turėti. Tai gali atlikti subrangos darbai ir tai yra daroma. Dėkui, trumpas atsakymas išgirstas ir keliaujam tuomet prie Alfredo Astiko, darbo partijos kandidato. Mielas Alfredai, jūsų mikrofonas ir minutės. Labadiena, gerbiami širvintiškiai, malonu jūs matyti. Esu Alfredas Astikas, darbo partijos kandidatas į Širvintų rajono merus. Nesiruošiau aš prisistatymui, bet tai
noriu taip spontaniškai. Prašau? Jeigu sakot, nepasiruošęs, galiu paklausinėti. Ką aš galiu kažką tai pasakyti. Dėl to aš kandidatuoju. Kandidatuoju dėl to, kad visų pirma nepritariu dabartiniam rajono vadovam, visų pirma pradedant merę. Ir antras priežastis, tai kad suteikti mūsų rinkėjams galimybę rinktis iš 6 kandidatų. Iš 6 kandidatų, ne 7, aš skaitau 6 yra. 7 tai yra tas kandidatas, kuris jau buvo ir jau kaip ir žinom, koks jisai yra. O aš manau, kad visą laiką naują protą nusišluoja ir visą laiką naujai žmogus atėjęs, jisai atneša kažkokiu tai naujovų. Tai aš manau, kad tinkami kandidatai yra 6 ir visi, mano manymu, yra pakankamai rimti kaip kandidatai ir yra galimybė. Gerai, ačiū už trumpą prisistatymą. Žinot, jeigu aš klystu, pataisykit, bet VRK puslapyje neradau užpildyti apie jūs, ką jūs dirbat, kaip atrodo jūsų šeima, ten, žinot, yra tokios grafos, kur ten nenurodo. Ką slepiat, ar niekur neveikiat nieko? Man keista, kad ten nenurodyta, šiaip tai kaip ir nurodinėjau. Pasitikrinkit gerai, jeigu aš pasižiūrėsiu dar. Trumpai, aš dalį įmonėje esu registravęs, esu ūkininkas, šeimyninės sudėtis vedęs, turiu 2 vaikus, mokyklinio amžiaus. Kai aš rinkau informaciją apie jūs, tai, nežinau, gandai, negandai, bet sako, kad jūs gyvenat kaimo turizmo sodyboje, taip? Taip. Kurią pastatė už Europos pinigus, ar aš klystu? Taip, visiškai teisingai. Paaiškinkit trumpai, bet to. Sodyba yra statyta už mano ir ES lėšas ir tai yra mano verslas ir aš stačiau pagal projektą. Tas projektas, aišku, ilgai reikėjo ruoštis tam projektui ir ta prasme, kad gauti lėšas turi kiekvienas vienodas galimybės, taip ir čia esančiai. Bet nesiryžta dėl to, kad pakankamai sąlygos yra nelengvos ir dėl to ne visi tose projektuose dalyvauja, arba jeigu kažkas tai dalyvauja, tai kaip ir daugiau neketina dalyvauti. Dėl to taip ir aš daugiau neketinu, dėl to, kad tai pakankamai sudėtingos sąlygos. O jūs dabar paminėjot, taip išvelgiau tokį biškį sarkazmą, kad aš gyvenu kaimo turizmo sodyboje. Taip yra galimybė ten gyventi ir jinai nuolat yra nuomojama, ar trumpalaikė, ar ilgalaikė nuoma. Ir pasiruošęs aš ją visą išnuomoti, bet šiandienai tokio nuomininko kol kas nėra. Bet taip, jos paskirtis yra kaimo turizmas. Gerai, dar kartą patikslinti galiu, tikrai nenurodyta. Nei darbovietė, nei pomėgiai, nei visuomeninė, nei šeimyninė padėtis čia visur nenurodė, nes man buvo nauja, nes nemačiau kitų kandidatų. Keista, man čia gal sakyčiau kažkokia... Gerai, nesvarbu, patikslinti. Aš esu pildę šitą dalyką, gerai atsimenu. Pone Kuznecovienė, jūsų 2 minutės ir jūsų prisistatymas. Sveiki, mėly širvintiškiai. Kaip jau žinote, esu Ana Kuznecovienė ir čia atvykau pristatyti ne tik save, bet ir savo komandą, kurios tikslas mūsų šūkis yra... Dabar girdite? Čia rodo, kad negirdite. Mūsų komandos šūkis, ne šiaip savo šūkis, bet yra tikslas. Mes pasiruošę matyti visą rajoną ir išgirsti kiekvieną rajono gyventoją. Šiuo metu mes matome, tokių sprendimų nėra, nes pati esu tarybos narė ir žinau, kokie sprendimai yra priimami. Didžiausia darbų koncentracija pas mus vyksta mieste, kai tuo tarpu rajonas, pati, žinokit, važinėju po kaimus ir dabar bendrauju su gyventojais ir matau iš tikrųjų, kad jų labai daug. Jie skundžiasi bedarbystę, skundžiasi investicijų trūkumu ir daugelį kitų problemų. Tai kad mes tikrai pasiryžę dirbti jums. Gerai, trumpas klausimas. Toks sunkesnis vyras verslininkas. Tai yra tiesa. Koks verslas?
UAB 3 Valėtis statybinės. Statybinės. Kaip jūs, jeigu kiltų konfliktų, tapsit mere, žinot, atsiribojat, vyras parduoda įmonę, vyras nedalyvauja rajono pirkimuose, kaip šitą situaciją sprendžia? Nu, nežinau, kaip iš tikrųjų spręsis ta problema, bet šiuo metu yra akcininkai 3. Ir vienas iš akcininkų šiuo metu irgi yra tarybos narys. Ir mūsų, ne mūsų, negaliu sakyti, mano vyro įmonė dalyvavo viešuosiuose pirkimuose ir daugelis savivaldybei priklausančių įmonių perka iš jų prekes, tai kad nežinau, ar čia jau labai kirstusi. Manau, jeigu mero pareigos būtų, tai, galbūt aš paprašyčiau vyro, kad nedalyvautų, kad nebūtų viešų privačių interesų iš tikrųjų. Gerai. Ramybės realiai. Ačiū, ponė Dariau. 2 minutės jums. Labą dieną. Esu Darius Volkauskas, Liberalų sąjūdžio kandidatas į merus ir kandidatas į savivaldybės tarybos narius. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti, kad 2015 metais išreiškite pasitikėjimą Liberalų sąjūdžio ir galėjome dalyvauti būtent šios kadencijos darbe. Ir taip pat prašom palaikymą, kad balsuotumėt už 10 sąrašą, už Liberalų sąjūdį. Pagrindinės mūsų pozicijos tai švietimas, sveikatos apsaugos prieinamumas ir aišku investicijos. Labai tikimės, kad sekančios kadencijos metu pajudės daugiabučių namų statyba Širvintose, nes sąlygų tam tikrai yra. Reikia atlikti kai kurios tik tai namų darbus. Labai norėtume paspartinti investicijų pritraukimą, tai irgi yra tam tikrų minčių, kaip tai galima padaryti, nes pirminiai darbai jau yra padaryti. Ir aišku, daug tų socialinių dalykų, kurie palengvintų paprastų žmonių gyvenimą rajone. Taigi. Tai klausimas gal irgi būsimo mero, kaip sprendimų, jūs kiekvieną dieną tapęs meru, jeigu tai nulems rinkėjai, turėsit priimti daugybę sprendimų. Sprendimų daug reiškia. Jūsų stipriausia savybė ir pati silpniausia savybė, kaip sprendimų priėmėjo, kaip gero administratorius. Šiaip tai pagrindinė savo stiprybė, tai gal teisės aktų, sakykime, išmanymas. Taip, nes kadangi dalyvauju tiesioginiam darbe, kur susiduriu su aibė teisės aktų, kurios kiekvieną dieną reikia nagrinėti ir priiminėti. Taipogi labai gera patirtis, įvardinčiau, tai dabartinė 4 metų darbo taryboje, tai vėlgi kasdieninis darbas. Netinkamiausia kokia savybė, kaip galimo mero jūsų? Net nežinau, čia gal turėtų tik įvardinti. Netinkamiausia savybė. Ta, bet vis tiek save pažįstat. Ar ne? Da. Šiaip tai reikėtų, kas blogiausia, tai atsisakyti darbą, pakeisti reikėtų visą, sakykime, savo nusistovėjusią tvarką ir daug atsisakyti šeimoje. Čia problema matome. Gerai, ačiū jums visiems už trumpus prisistatymus. Klausimų sunkių bus ir daugiau. Žinot, sunkus klausimas išbandyti reikia. Mesgi renkam norėdami, kad geriausias būtų ir kompetencijos prasme, ir vertybių prasme. Tai